Sveiki, pradėsim šeštąjį vaizdo įrašą, kur testuojam įvairiausius FPV dronų simuliatorius. Ir šiandien šiek tiek update duosiu. Pasidariau Steam'e, kad būtų tiesiog patogiau. Kategorijas must have, geri, bet ne must have ir lievi. Na ir dar bandymai. Dabar vakar pasižiūrėjau Steam'o parduotuvėje, kiek yra apskritai tų FPV simuliatorių. Tai pastebėjau, kad jų dabar yra prikurta ir pridaryta labai nemažai. Tai susidėjau visus juos, kiek dar nesu nusipirkęs į šitą krepšelį. Tai nustebino, nes kaina susidarė apie 200 centais, kažkas tokio. Bet ten jau gavosi virštutį apie 24 gal simuliatoriai. Tai čia grinai žaidimukai, slešas simuliatoriai, arba tiesiog žaidimukai, kurie turi galimybę skraidyti su dronu, nesvarbu pultas, nepultas ar panašiai. Bet apskritai, kad yra dronas. Arba kažką bent jau su dronais galima būtų praktikuotis juose. Dabar iš visų šitų bandymų simuliatorių kol kas esu priėjęs tokią išvadą, kad kiekvienas simuliatorius turi kažką, kažką išdirbto, ko neturi kiti. Tai, pavyzdžiui, liftoffas fainas overall, bet lenktynių atžvilgiu Velocity dronas geriau. Dabar, pavyzdžiui, koks nors Uncrashtas arba šitų objektų gaudymas irgi ten tragedija. Uncrashtas irgi ten tikrai žiauriai fainas simuliatorius, bet pas jį lenktyniavimas ne kažką. Bet objektų gaudymas tikrai super duper, nes tie objektai juda tikrai stipriai. Dabar šitas Firehawkas. Firehawkas jisai kaip simuliatorius dronų arba, kitaip tariant, žaidimukas, nes gaunasi kaip žaidimukas, bet tuo pačiu ir simuliatorius. Jis tikrai super duper man labai patiko, nors jis ir nėra ten orientuotas į kažkokį tai lenktyniavimą, freestyle ar taip toliau. Jis toks truputis visko, plus įdėta priešai, kuriuos tu gali šaudyti ir taip paspartintai mokintis skraidyti ant agro. Tai toliau. Geri, bet ne must have. Defanubavas. Tai čia tas Mavic, kur čia toks tiesiog laiko praleidimui. Čia pulto nepasijungsi, skraidimas su klaviatūra. Tai jis toks tiesiog pažaist. FPV Logic su pultu. Gali paskraidyti, kas man labiausiai patiko. Gali freestylint tiek su mažais, tiek su dideliais. Kas man labiausiai patiko, tai kad yra įjungtas collisionas su kitais žaidėjais arba su kitais botais. Tai reiškia, kad beskraidant tu gali numušti kitą oponentą ir tokiu atveju išmušti iš trasos arba tiesiog belenktyniaujant jam padaryti bėdų. Tai tas tikrai super duper, nes kol kas nelabai kuriam pastebėjau, kad tai leistų. Liftoffas, micro drones. Irgi savotiškai, skrist eina, praktikuotis eina, viskas kaip ir tvarkoj, bet labai jau pavadinimas nusako, apie ką tas žaidimas. Tai tik tai micro drones ir viskas. Kaip su micro drones, fizikos yra panašumų su realybė, bet tai tikrai nesakyčiau, kad 100%. Dabar Remote Reaperis nesulyginamai geriau negu Ukraine, tas Drone Fighteris, ar kaip jis ten. Bet irgi turi niuansų. Šiaip tikrai fainas praktikuotis skraidyti su prastais dronais military techo, tikrai super duper. The Zone. Man asmeniškai patiko jo fizikos, kaip patys dronai skrenda, bent jau gauni stokinį, tikrai visai neblogas. Tada paskraidimas Dusty, super duper, nostalgija. Ir tada lievi. DRL'as, nes
viskas išjungta, pats simuliatorius praktiškai miręs, niekos ten beveik neveikia. Labai jau mažai visko, ką tu ten gali išbandyti, nors ten pačiam meniu gali matyti daug dalykų, bet nieks nepasiekiama. Tada FPV Battleground. Lievas, nieks neveikia, fizikos tragiškos, viskas ten tragiška. Ukraine Fight Drone Simulator. Būtų fainas, jeigu būtų išbaigtas, nes dabar tenais įkišta labai daug visko, bet niekas neišbaigta. Fizikos neišbaigtos, dronų ten prikišta, bet ten irgi ten nedabaigta. Ta prasme, idėja tikrai gera, bet trūksta jos išpildymo. Ir trūksta ne tai, kad šiek tiek, trūksta labai daug jos išpildymų. Tai va tokios tokelės. Dabar bandymai. Vietoj 200 ten su centais, realiai skyriausi biudžetą apie 40 eurų kažkas tokio ir pasėmiau 12 simuliatorių. Vienas iš jų demo, tai galima išimti. Tai pradėsiu nuo to, kurį labai seniai turiu jau šiaip, bet vis neprisiruošiu pabandyti, tai yra Trip FPV. Dabar neslėpsiu, įrašinėjau šitą vaizdo įrašą antrą kartą, iki šiol nebuvau jo bandęs. Tai pirmą kartą, kai pasibandžiau, užsikabinau, nes šiaip nemažai visko jame atradau. Užkabino tas, kad objektų sekiojimas, lenktyniavimai visokie ir ten dideli platus detalūs žemėlapiai ir panašiai. Tai tikrai užkabino labai ir realiai vos ne valandą laiko bandinėjausi įvairius dalykus. Tai pasiekti tam tikrus rekordus, tai ten įsivertinti, kokios yra fizikos judančių objektų, kuriuos tau reikia sekti, realistiškos ar nerealistiškos. Tai klausimas, ar tu kažką išmoksi paskui juos belakstydamas, ar tai tik tai bus laiko gaišimas, nes tos fizikos nėra realistiškos ir tiesiog nesąmonė bus. Taigi galim pereiti prie pačio simuliatoriaus. Įsijungus jį pasitinka tave šitą animaciją trumpa su užsilaginimu, kuris tau iš karto pasako, jog žaidimas tikrai reikalauja nemažai resursų kompiuterio. Tai reiškia, kad jeigu turite prastą kompiuterį, jums jo žaisti tikrai nepavyks. Čia jau reikia turėti arba vaizdo apdorojimui skirtą, tai yra montažui skirtą kompą, su gera vaizdaške, procesų, ramų, SSD ir panašiai, arba tiesiog gaming PC. Tai pradėkime nuo to, kad vos tik baigi žiūrėti tą animaciją, kur ten trunka iki 80 sekundžių, tave pasitinka lentelė, kurioje tu gali susikalibruoti pultą, toliau pasitikrinti visas ašis, ar viskas tvarkoja. Ir ką toliau. Yra šitas Trip Solo Options ir čia dar tavo info. Tai pradėkime nuo Trip What's New, Real Spots, Last Race, Last Trip, Challenges, čia vykliai šitie, Real Spots, tarkim. Tai dabar, kas liečia Real Spots, turime visokių tokių spotų, kur galima būtų patyrinėti dalykus. Gaila, kad neina prisiartinti, nes čia dalykai viens ant kito lipa, bet galima šitų beinant pasižiūrėti, kas kur kaip. Tai tarkim Eifelio bokštą pasiėmė. Iškart tau duoda stokinį FPV droną. Kamera angle pasidarom kokį.
faina, kad camera angle ir per rodiklės, ir per šitą. Main menu. Nu, dzip. Ir štai mūsų Eifelio bokštas. Čia dar tokia ale pasipraktikavimai įmesti kliūtis. Ir štai turime Eifelio bokštą, kurį galima padaivinti. Patikrinam vandenį. Vat. Ok, vandens nėra. Kaip su medžiais. Irgi pereinama. O, kažkas pereinama, kažkas ne. Tai spėju didesni nepereinami. Tai visai neblogai padaryta. La, gerai, dabar pabandom gražiai, lėtai patikrinti pastatų detalumą. O, susėdi ir gali varyti. Arba gali klipt laiptais. Čia irgi. Greičiau reikia nusimažinti kameros kampą, aš čia sunkiau uždarose patalpose, tai vat. Šiaip gaila vis tie puodukai ir taip toliau neina numušinėti. Gaila, nėra jokių animacijų. Tai kad dalykai judėtų ir panašiai. Realiai šitą dalyką daryti yra žiauriai nice. Pirmą kartą, kai tai dariau su televizijos bokštu, tai sėdėjau mašinoje ir buvau, ohoho, kaip lėktuve. Patirtis yra insane. Kaip pirmą kartą daivini aukštą objektą. Ir realiai esi šalia jo. Ta kartą gavau pabandyti didžiąją FPV bulvę droną. Dabar bulvę droną vadiname jį todėl, kad didžiajus prastai jį padarė. Jis labai neprilipo, nes paprasčiausiai jis buvo prastai sukonfigūruotas. Plius prastai surinkti komponentai. Tai tiesiog
Nors gal būtų galima apriboti throttle limit, padidinti. Arba kažką tokio į tą pusę, kad tiesiog jis negeneruotų tiek daug galios. Nes dabar jeigu su tuo didžiąją FPV daryčiau daivą, tai būtų pastovi toks Net jeigu duočiau 0 throttle, tai jis negali kristi tiesiai, jis krenta visą laiką taip iš šono. Tai dėl to tas dronas ir pavadintas didžiąja bulve. Taip, pats žemėlapis tikrai yra labai detalus, labai gražiai išdirbtas. Gerai, lapai nejuda. Dulkės imituojamas, lapai nejuda. Gaila, kad čia God modas yra įjungtas, kad nesidarai žalos visiškai. Dabar filmuoju visą šitą įrašą antrą kartą, nes užtrukau realiai nemažai laiko testuojant visas galimybės dalykuose. Pavyzdžiui, kad ir čia skraidant, kur ką kiek gali iš žemėlapio, kiek gali išskristi ar panašiai. Tarkim, pradeda pikseliuoti, tai imituojamas signalo prastėjimas, kas šiaip yra logiška, jeigu skraidai su digital vaizdo perdavimo sistema. Atjungia. Galėjau bent užmest užfryzinimą ir tada tipo atjungti. Gerai. Stokinis dronas, max speedas. Ne, 200 pasiekia. Gaila, kad nėra visiškai propvašų, visokių perkaitimų ir taip toliau. Realiai pridėta daug visokių fancy dalykų, kurie paprastam pilotui yra esminiai, o profesionalui, realiai trūksta viso to. Gerai, tarkim, pasiemu kokį nors activities. Ir ką mes čia galim nuveikti? Ogi nieko. Gerai, tada einam kur nors selektinį darbę. Gerai, tarkim, pasiemam šitą žiemos žemėlapį. Dabar šitam žiemos žemėlapyje čia yra visokių dalykų. Tai yra, ką gali žiūrinėti, spots, scenarijos. Dabar įdomu, ką šitas pliusas minusas duoda. Nežinau. Pažiūrėsim. Bet žodžiu, sujungia visus, kad būtų aktyvus. Kad būtų galima iš karto važinėti pas visus ir žiūrėti, kas ką gero. Gal. Aš pas dabar slidinėtoje turėčiau būti. Slidinėtojas apačioje.
Zakt. Ir dabar ar galime mes pataikyti... Įdomi čia su greičiu. Žodžiu, čia esmė yra tokia, kad kai varai čia žemyn, tai tu varai labai greitai, tu varai per greitai. Kai jisai išlekia, tada jau jis varo per greitai. Na, dabar mane pasilenks. O. Tai iš esmės tu turi pasididinti kameros kampą iš 28 į kokius 40 ir laukti, kada jisai bus pačiam gale. Ir varyt paskui. Ir barkšt numušti. Bet gaila, jisai negauna žalos. Gerai, susimažinam kameros kampą. Pasižiūrėkime, kiek žemėlapių kūrėjai buvo detalūs. Atlikime inspekciją. Kas labai jaučiasi, tai kad bugina garsai. Visokių trash noise girdžiu. Labai patingėta su objektų vidumi. Visiškai nėra jį su kuo interaktinti. Gerai, tai čia vienas dalykas. Toliau. Čia dabar yra slidinėjimo trasa, kurioje turėtų būti žmogus. Čia per centrą galas. Čia turėtų būti kažkur žmogus. O, va, dar matau vieną čiuožinėtoją. Va. Gerai, pasižiūrėjom, kiek yra realistiškas tas šuolis.
Nu, visai neblogai. Šitas bent jau. Kažkur turėtų būti tas, kuris laksto. Tik aš jo niekur nematau. Čia yra trasos pradžia. Gerai, pasileidžiam. Po to tikrai jisai pasiekiamas. Išjungtas kažkodėl. Nesąmonė. Bandai pasijungt, kad veiktų, bet jis nieks neveikia. O come on. Tuos bent jau bus ne. Thanks a lot. Yra. Kažkur turėtų būti žmogus. Tai palais. Įsijungia? Ne. Tai kodėl neįsijungia? O. Gerai, pabandom pulti pilotą. Bam. Nu tai, bus žmogus ar nebus žmogus? Čia turėtų atsirasti. Bliam, tie garsai. Visiška tragedija. Come on, tai kur tas žmogus? Kodėl jisai neįjungtas? Nežinau, ką tai 3 reiškia. Mengas job. O, pagaliau. Kampas yra 18 laipsnių. Ir dabar varnėm iš paskos jam. Pasiėmė trajektoriją ir pretty much laikaisi tiesiog jos. Nėra baisiai tikroviškas tas jo judėjimas. Ir va, galas. Ir jisai dingsta. Dingsta į pradžią. Gerai, toliau. Čia yra kažkur šitą mašinytę. Tik, kad jinai būtų, mums reikia ją aktyvuoti. O. Turim mašinytę. O, kur ne. Ich.
Miškiai saks, kai pusę trasos varo vienu greičiu, pusę trasos kitu greičiu. Ir toks maždaug vos ne skrydžio metu tu turi gebėti pasikeis kameros kampą, kad vienu metu galėtum skraidyti lėčiau, kitu metu galėtum skraidyti greičiau. Nes dabar va, jis duoda gazą ir pabėga. Nu, toks žodžiu, nu ir varo iš čia, belio kur. Tada kažkur yra dar vienas. Va, šitas. Slidininkas. Ar kažką. Va, čia pilotas. Kažkur turi būti slidininkas. Iš čia varo kažkur. Tik aš jo nematau. Tik, come on. Šitas. Nežinau, ką čia tik pliusiukai duoda. Kažką. Tai va. Su tais sekiojimais iš kalnų, tai yra toks dalykas, kad tu pastoviai per greitai varysi, nes tu krisi tiesiog. Tai čia grinai toks tarpais. Paf. Puf. Va. Gerai, su šitu mepu kaip ir viskas. Daugiau čia praktiškai nieko nėra, apart detalumo. Tarkim, pasižiūrim. Va. Pau. Šitas garsas man žiauriai patinka. Tas toks metalo. Pau. Tas toks geležis. Čia kur nors jeigu varysim, irgi beras turėtų. O biški toks. Tai garsų biblioteka šiokia tokia sudėta. Jo. Tada jeigu čia kur nors metalas irgi. Čia dar. Ok, ar gali įskristi vidų? O, galima skristi vidų. Langai atidaryti. A. Šiaip čia tikrai nemažai ko gali daryti. Gerai, žiūrim scenarijus, skydivingas. Pasižiūrim skydivingą. Tai
Visai šiaip neblogai, tikrai nemažai kiek čia visko primesta. Tik, tarkim, su tom fizikom, tai sakyčiau dar šiek tiek trūksta, nes, pavyzdžiui, tarkim, kur yra tie slidininkai ir panašiai, tai man jie neįtin super realistiškai varo. Gerai, tai kur čia ta scenarijus? Okay. O. Barkšt. Iš čia lieka, ar aš galiu... O. Gerai, pasižiūrim, koks čia dronas. Motorų. Dingo dronas, virvė liko. O, dingo virvė. Ai va, atsirespavino. Kaip čia su vandeniu? Solid. Gerai, sekam šitą objektą pradžiai. Iš čia ore pakimba. Jo. Atsirespavina. Ok, gerai, dabar einam prie žmogaus. Biškį pranksti. Matom lentą pakibus. Nu ir kur čia varo. O. Šiaip biškį nesąmonė, kad visiškai negali nieko padaryti, vat. Jokio damage ar panašiai. Kas, pavyzdžiui, tarkim, priskridai per arti, įsipynei į siūlo šitus trosus ir, tarkim, pyst žmogui žala nukrenta, mirė. Ir kad maždaug tau duotų žala, kad blogai padarai. Nes dabar tai varyk tipo va taip va ir dzin. Kas realybėj yra labai blogai. Ar galiu nusileisti ant jo? Ok, kas čia dar gero? Vanduo solid. Biškį liūdna. O, čia lenktynės. Trasa. Nice. Ok, čia kaip ir viskas, kas toliau. Change map. Čia bagiai krosniai, čia... Ok. Get notified. Ok, kas čia dar gero? Šitas daug visokių dalykų turi.
Mes galim dar patikrinti, kaip čia mašinos juda. Nes kol kas tai man tos mašinos judėjimai fizikos nėra labai superiniai. Okay. Labai matosi toks sudėliota maršrutas ir jo labai neorganiškai juda. Uncrashed šitie mašinytės objektai juda kur kas organiškai. Tai reiškia realistiškai tiesiog. O čia toks matosi užstatyta taškai, kuris turi atsirast ir jis realiai tuos taškus varo. Nes kas patinka, Uncrashed matos, kai būna ten susidaužę tos mašinos ir panašiai. O šičiai viskas taip. Bam. Gerai, kita activity. Plačiai eina, daugiau padaryti. Ne, tik tai vienas. Saks. Šitas. Okay. Šiaip faina yra taip laisvai lakstyt, tik čia dar labai trūksta tos fizikos, kad natūraliai tekėtų dalykai. Nes dabar tiesiog sudėliota keypointsai, kuris turi atsistoti tam tikrą momentą ir jis realiai taip kampuotai sulėkioja. Toliau mašina. Žiūrim, ką su mašinom. Jo, jau matosi ant stabdymo. Labai jau nenatūraliai. O, trankosi biškį. Nice. Gerai, žiūrim, ką turim. Ar yra dar kas? Yra tik tai... Ai, čia 2 objektai. Mašina. Ai, ir motociklas. Supratau. Vat. Ok, čia endpointas. Gerai, kas čia dar gero? Motocrossinės. Boring. Gerai, čia gali pasižiūrėti, kas gero. Fizikos dar trūksta, kad objektai kaip čia realistiškiau judėtų, nes dabar tai taip maždaug labai jau dirbtinai iš reikalo. Gerai, va, pastaviau.
Parkšt. Paukštukas. Žmogus. Kiek čia jo animacija bus? Paukštukas dingo, žmogus toliau varo. Na, bet faina būtų, va, tarkim, priskridai, sufeilinai, įvyjas pataikiai ir žmogus krenta. Tai duotų biškį realistiškumo. Nes dabar tai toks unbeatable. Padingo. Ok. Kažkur buvo paukštis. Nu, ateik, paukštė. Padarysim paukštieną. Bliama, čia linksma. Šitaip gerai varo. Plajus. Su juo eina susidurt ar ne iš viso? Ne, o, eina. Ok. Kaip greitai nušoka. Tai va, čia gali praktikuotis filmuot cinema. Gerai, kas šitą dar gero? Paukštis, šitas. Šitą gali pabandyt. Barkšt. Ir jis toliau skrenda. Čia biškis saksti. Va, endpointas čia. Iš tenais viršaus. Ok, kas dar gero? Macis. Čia Tomo Cruzo stuntas per Mission Impossible, kuris ten turėjo važiuoti ir su parašiutu šokti. Nu, nebijok, senė. Aš su tavim. Jeigu kas gaudau. Gaudom, pavoksim. O, koks laimingas padarė šuolį. Jo, čia irgi biškį fizikos trūksta.
tai va. Ir kas dar gero čia. Challenges, potsus ir taip toliau net nelendu, nes ten tiesiog vietos ir skraidyt. Ten kaip lenktynės. Gerai, šitas try to follow very fast. Nu, davai. Varom. Gerai. Didinam kameros kampą. Grįžtam. Kada tu atsirasi čia? Galėtų dar būt plėšrūs paukščiai. Bam. Šiaip nesąmonė. Va. Gazas dugnas. Vienas iš dalykų, ką pilotas privalo išmokti, tai valdyti droną, kada yra gazas dugnas. Bent jau simuliatorė, tai tikrai. Sutas. Tas pats. Tai va, varai su viena ranka. Course. Va. Okay. Tai visai neblogai. Change map. Visai tikrai neblogai. Nemažai visko prikišta. Kaip man dabar išeit? Main maps. O tai kaip dabar išeit? More to come. Nice. O tai kaip dabar išeit? Šito žaidimo UI'us yra biškį tragedija. Kaip man dabar išeit? Main maps.
Real spots, ne. Kaip išeidama? Tūps. Galim šitą pasibandyti su lėktuvuku. Žiūrėsim, kaip tas lėktuvukas realistiškai skrenda. Nu, nesakyčiau, kad čia labai realistiškai skraido, plius tas collisiono nebuvimas normalus. Nesąmonė. Okei, main menu. Gerai, šiaip taip išėjau į meniu. Solo. Tutorialai man asmeniškai nepatiko, nes nesąmonė visiška. Races. Čia galit išmokti realiai dalykų. Tikrai realiai galit išmokti kažką. Tai pasiėmėm, tarkim, easy, starting line'as. Siūlau eiti per visus iš eilės. Prasidėti visus easy, tada visus mediumus, visus hardus ir tada prie tų insane varyt, nes pavyzdžiui, pasiėmam šitą. Vienas dalykas, kas man nepatinka, kad negali keisti droną. Tai reiškia, kad visi teoriškai su šito dronu turi varyti. Kas būtų faina, jeigu, kaip matėt, rezultatai pas vienus ten 4 sekundės, pas kitus 6. Tai nėra labai realistiška. Gerai, tarkim, jo, 4, 6, tas va 10, 2, čia va didžiausia mistika. Gerai, 7-5 laipsniai. Aš jau gazo dugnu lėkdamas atsilieku. Bam. Tas disqualified žiauriausia. Come on. Nu, nesąmonė. Tai va, 10.49. Kaip ant gazo dugno 100%, tai kaip jie tuos 4-6 sekundės padarė, aš neįsivaizduoju. Čia tik čytinimo būda. Nebent jiem kažkaip pavyko pasikeisti droną. Šitam žaidime, ko man dar nepavyko padaryti. Kad vat daryti šitą misiją ir pasimti dar greitesnį, dar geresnį droną. Tada, sakyčiau, dar. Nes priešingų atveju visiškai nesąmonė. Gerai. Toliau solo. Tai vat, pavyzdžiui, kaip jūs gerai padarėt, 10.4 sekundės.
toliau, va, tarkim, reisas. Reis. Penkios taškas 6 sekundės. Reis. Devynios. Ant tokio kampo, tai yra 70 laipsnių. Jo, 75 laipsniai. Turi labai priprast, nes čia labai specifinis. Bakšt. Tai reiškiasi, kad tavo kameros kampas labai pakeltas, tai tu varai realiai taip ir tu visiškai negeneruoji jėgos keliamosios. Tai reiškiasi, tau reikia pasikarst nuo karto dar duot biškį gazo į viršų. Žodžiu, tave traukia prie žemės. Aštuonios sekundės. Ta prasme, čia lėtai. Kaip nukirst nuo tokio skaičio dar 2 sekundės? I have no idea. Čia jeigu matai, kad raudona, tai gali iš karto restartinti. Realiai startas dar turi labai daug. Dabar, kad suprastumėt, kas čia yra sudėtingiausia, tai tarkim skrendu greitai ir mano sukimasis jau yra ne kairė pusė, o dešinė pusė, nes dronas neskrenda taip, jis skrenda taip. Tai tavo ašys sukimuose ir vertimuose jos apsikeičia vietomis ir tu turi į tai tiesiog atsižvelgti. Ir čia dar lėtai. Nu, žodžiu, selektriais bent jau šitus
kaip jie čia. Na, žodžiu, patenka tik kokį 300 ir jau jėga. Tada pasiemam kokį insane. All skills. Legendary. Tai yra 3-5 sekundės. Ok, race. Nusileidžiam kameros kampą, nes šitokiam reikia ir greičio, ir ok. Čia jau yra tas actual racing, kurį reiktų man kažkada išmokti. Gerai, čia. Tada šitas. Bent jau simuliatorių reiktų išmokti. Realybė tai tikrai ne, nes tiek laiko ir finansų atliekamų neturiu, kad tiek daužyti. Nu, žodžiu, čia yra jau PM6, PM8, o dar 3 likę. Žinoma, kaip ir visur, dažniausiai tu pirmą praskrendi lėtai trasą, susipažįsti, o tik tada jau pradedi varyti dėl greičio. Žodžiu, šiaip ant lenktyniavimo man šitas simuliatorius nelabai patinka. Tiesiog tos fizikos tokios netokios. Pasiemu kokį medium. Bet šiaip keista, nes insane nėra tų visokių Z ašies visokių. Kaip čia, kliūčių. Tai žodžiu. Main menu. Kas čia dar gero? Real spotai, reisai, last races, trip. Čia kažkoks tai. Au. 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 Kiek? Kem 7 sekundės. Tai čia va pilna tokio 15 how.
Čia va pilna tokių visokių, kur gali lakstyti. Ir varžyti su kitais. Tik vėlgi tas varžymas su kitais kai kuriuose trasose atrodo nelogiškas, nes atrodo, kai va toj pačioj pirmoj trasoj spaudžiu gazą dugną, o ten dar porą sekundžių jie lenkia. Tai tiesiog kažkokia nesąmonė. Tai va toks va yra tas Trip FPV. Šiaip kaip simuliatorius jis yra visai neblogas, daug visko, bet labai primena Ukraine Drone Simulator, tą ukrainiečių fight simulatorių, kad daug visko, bet labai dar neišbaigta. Nes, pavyzdžiui, tos pačios fizikos, jos, nežinau, man jos tokios keistos. Tarkim, lenktyniauti šičia nesiryščiau, nes paprasčiausiai kažkaip mėg. Tik dabar nežinau, čia ar glitchas ar kas, įeinu į main maps. Va, išeit eina, bet pirmai išeit nėjo. Tai glitchas, ne glitchas. Šitas kalbos. Discord, tas, muzikytės. Optionai. Dronai. Gali dėliotis savo droniuką, savo reitus iš Betaflighto, ar ten dar kažkur tai. Bind ar invertint, susižiūrėti, ar viskas veikia teisingai. Dar čia slow motion yra. Fratų. O tai ne šitas fratų. Ok. Dronai. Kamera. Resolution. Čia viskas dabar ant ultra nustatyta. Šiaip šitam žaidimui reikės gero kompo. Tikrai reikės. Ant mano laptopo aš jau jo žaist negaliu. Tai va, toks tas Trip FPV. Kur aš įdėčiau? Geri, bet ne must have. Nes iki must have jam dar tikrai labai trūksta. Lenktyniaut negali, objektų sekimas čia panašus kaip liftofe, tai reiškiasi nėra geras. Taip, žemėlapiai dideli, gražūs, detalūs ir taip toliau, bet šito žaidimo į must have tikrai nedėčiau. Čia jau maždaug papildomai. Plius jums reikės labai galingo kompo. Tai va, kol kas tiek. Gerai, kito karto.